Patyčias sukūrė Šarūnas Mickus. Negalima, kad didžiokai nesityčiotų pirmokams. Negalima, kad penktokai nesimuštų ketvirtokų. Toliau. Negalima, kad didžiokai nepagautų ir muštųsi. Toliau. Negalima, kad šeštokai nenumuštų trečiokas. Tokios patyčios negalima daryti, o kaip pasakius, dabar aš papasakosiu. Sveiki, labas vakaras. Pirmokai, antrokai, trečiokai, ketvirtokai, penktokai, šeštokai, septintokai, aštuntokai, devintokai, dešimtokai ir dvyliktokai. Labas vakaras. Šiandien norėčiau pasakyti, kad negalima nieko nedaryti. Išvis nieko nedaryti. Jeigu tu kažką padarai, čia dabar yra kitas klausimas. Aš pasakysiu. Negalima, kad, pavyzdžiui, eina kažkoks žmogus, tas, pirmokėlis eina tipo į lauką, ten vaikščioja po mokyklą, o pavyzdžiui, tipo, jis eina su ta kuprinė į ten sportavimo aprangą ir tipo ateina trys šeštokai. Jie tipo tempa viską. Kuprinė gali sutempti, viską gali su šitoj paskauduota. Ai. Labai prašau, negalima tokių daryti taisyklių. O kaip negalima, žiūrėkit į patį geriausią, pačią nuostabiausią ir nuostabiausią filmą, kurį sukūriau aš, ne kiti, bet ką sukūrė Šarūnas Mickus. Aš. Tai dabar žiūrėkit labai tiesiai įdomiai. Sveiki. Labas. Hei. Čia mūsų pirmasis video dienoraštis, per kurį kalbėsime apie patyčias. Elektroninės patyčias. Na, šiame video dienoraštyje bandysime parodyti, kaip patyčias patyrė viena mergaitė. Naujokė. Vieną dieną į klasę atėjo naujokė. Mokiniai, šiandien į jūsų klasę atėjo naujokė. Prašyčiau ją gerbti ir mylėti. Sėskis. Mokiniai, man reikia išeiti. Darykite 66 pratimą. Sveikos, mano vardas. Mums koks tavo vardas. Smirdi. Aš nesmirdžiu. Ne, nesmirdi. Tik tai kažkokia žuvim atsiduoda nuo tavęs. Namuose naujokė prisijungė prie Facebooko ir pakvietė į draugus klasioką, kuris ją patvirtino. Kitą dieną mokykloje merginos ir naujokė buvo draugė. Bet neilgai. Sustos. Įdomu? Matot ką? Labai sakė gražiai. Klasiokas Oi. į Facebook. Labai sakė, kad negalima. Ir sakė, kad jeigu ateina kažkokie ten tos mergos, tai pasako, susipažinti. Negalima, kad sakyti, ai, smirdi kažką, negalima. Toliau. Facebooko profilį gavo tokią nuotrauką.
Šią nuotrauką palaikino beveik pusė mokyklos. Komentarai buvo patys skaudžiausi. Naujokė gavo krūvą skaudinančių žinučių į telefoną, į Facebooką ir į e-mailą. Ji nežinojo, ką daryti. Nu ką, nu va, sakė, dabar pabiškį reklamą. Nu, Kauno. Tai apie patyčias tavo kalbą. Apie patyčias kalbą dabar. Nu va, prasideda. Labai sakau, kad negalima jokių. Pavyzdžiui, atėjų dabar kažkaip, negalim kartais. Jeigu kažkaip, pavyzdžiui, dabar, tipo, draskosi, o pakvietė į Facebook. Nu tai ką? Negalima taip daryti. Kažkokį durną pakvietė ją į Facebooką. Toliau. Skaitykloje klasiokės šios netikros pafotošopintos nuotraukos autoriai labai džiaugiasi šio bairiu. Klasiokas tik stebėjo viską, bet nieko nedarė. Kitą dieną klasėje... O, prostitutė atėjo. Aš ne prostitutė! Pamotė, papasakok. Kokios emocijos. Naujokė buvo pasimetus ir nežinojo, ką daryti. Kitą dieną ji nelabai norėjo eiti į mokyklą. O, matėt, ką sakė, kad nelabai nori eiti į mokyklą. Ir taip pat, ar tu prostitutė? Negalima, sakau, nei prostitutės vadinti. Ji sugalvojo, kad neiti į mokyklą, tai va, tokių dalykų būna. Sakau, jokių prostitučių negalima vadinti. Arba mergaitė, arba berniuką. Kažkokia pirmokė, antrokė. Beklaidžiojančią gatvėje ją sutiko klasiokas. Aš mačiau, kad tą nuotrauką sukūręs klasiokas. Ką? Paskambink į vaikų liniją, jie gali tau padėti. Naujokė nepaklausė klasioko ir nusprendė savaip išspręsti šią problemą. Ta pačią dieną naujokės nekentėjo beveik visa mokykla, nes klasiokės apkaltino ją. Toliau, sakau, kad negalima kažkaip. O dabar apie ją šnekam. Dabar ji pati kaltė, kad negalima tampyti šaliko. Dabar kitų. Nu va. O tas berniukas vienas yra jos pakalbininkas, kad sako, labai gerai daro. Jeigu jūs kažką padarot, tai, nu ką, gali padaryti į vaikų liniją, o kai paspaus vaikų liniją, na ir galit kalbėti, kad jie tau padarė, nu ką, tiesiog. Sukėlus muštynės. Naujokė nežinojo, ką daryti. Klasiokas nusprendė nebetylėti ir į Facebooko grupę, kurioje buvo tyčiojimas iš naujokės, parašė, kad ši nuotrauka netikra ir kad šios patyčios turi liautis. Klasiokės tik pasijuokė ir pasityčiojo iš klasioko pastangos. Naujokė nemiegojo visą naktį ir kitą rytą į mokyklą neatėjo. Mamai pasakė, kad jis serga. Klasiokas nusprendė, kad patyčios turi baigtis. Aš einu papasakosiu viską socialiniai pedagogai. Nu va, man tik sakė geras berniukas, kai eis pas socialinį darbuotoją papasakoti. O jie irgi taip sako, eisiu pas socialinį darbuotoją. O kaip sakys, tuoj pat aš jums pasakysiu numerį, kad jūs atsimintumėt ir galėtumėt paskambinti. Tuoj pasakysiu, kaip atsiras. Aš einu papasakosiu viską socialiniai pedagogai. Matot, ką viską kartoju? Tuo metu naujokė paskambino į vaikų liniją. Pasikalbėjo. Va, sakau, vaikų dabar linija yra 116 111. Dar kartoju, 116
1, 1, 1. Na, paskutinį kartą, kai atmintumėt. 1, dar 1 ir tada 6. Toliau. 1, 1, 1. Nu, 1, 1, 1. Toliau žiūrėkite. Socialinė pedagogė rimtai pakalbėjo su naujokės skriaudėja. Klasiokės pašalino iš Facebooko pafotoshopintą naujokės nuotrauką. Po skambučio į vaikų liniją naujokė nusiramino ir pasijuto tvirtesnė. Ir jau žinojo, ką daryti. Ji viską papasakojo savo mamai. Mama jai padėjo pašalinti skausmingus komentarus ir provokuojančias žinutes. Prieš pašalindamas komentarus ir žinutes, naujokės mama išsaugojo kompiuteryje print screenus su tomis žinutėmis, kaip įrodymą apie elektroninės patyčias. Po to jos pranešė Facebooko administratoriui apie grupę, kurioje skelbiamas naujokė įžeidinėjantis turinys ir paprašė tą grupę pašalinti. Štai tokia istorija. Visą tai išgalvota, bet gali būti ir tikra. Tikiuosi viską supratėte, ką mes to norėjome pasakyti. Iki kitų susitikimų mūsų videoblogė. Su patyčiomis elektroninėje erdvėje gali susidurti bet kuris vaikas. Patyčios gali ir turi liautis. Tavo saugumas internete priklauso ir nuo tavęs. O taip pat prisimink, jog visada gali kreiptis pagalbos į suaugusį, kuriuo pasitikė, ar vaikų liniją. O jei kyla sunkumų pašalinant tave žeidžiančią informaciją iš interneto, kreipkis į karštąją liniją svetainėje www.draugiškasinternetas.lt. Nelik nuošalyje, tu gali padėti sustabdyti patyčias. Patyčios internete skaudina tavo bendraamžius, tu neturi teisės taip elgtis, nesityčiok. Patyčias galima sustabdyti tik bendromis pastangomis. Nebūk abejingas ir pats neskleisk patyčių. Nu, ačiū žmonės ir vaikai, kad žiūrėjote. Gerai. Vat, ką dabar mes viską pasakojam. Aš ir jie viską atsimykit, kad jokių patyčių negalima daryti. Bet jeigu dar vieną kartą patyčios, kažkas atsitiks, dabar tikrai paskambinkit į vaikų liniją. Arba į kitą, nepatimenu. Tai labai prašau, nesityčiok, 6 arba 5, nesityčiok, 3. Nu va, tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Labai ačiū. Na ir ačiū už didesnę. Jums labai didelė ačiū. Nu kaip žiūrėjote, viso geriau.